Žvėris yra dar vienas, kurio nenormalumas yra netoks naudingas, kaip audros. Jis yra mėlynas ir kailėtas. Taigi jo mutacijoje iš karto pastebima, nors jo gebėjimai vikrumas, jėga paaštrėję pojūčiai gali būti labai naudingi. Jo išvaizda laikoma baisia, bjauri monstriška, ne taip kaip audra džingrėjernis ar ledo žmogus įceman. Jis negali pasirodyti kaip normalus. Deja, žūtbūtinis mūšis nėra toks informatyvus, kaip mes norėtume dėl to, kodėl mutantas norėtų būti išgydytas. Dėl šios informacijos pažvelkime į komiksą, kurio autorius yra Josas Vedonas Jos Vedon, kur apžvelgiama išgydymo istorijos versija. Kol filme mutantai, kurie grūdasi eilėje dėl vaisto, daugiausia atrodo normaliais, komikse egzistuoja mišrumas tų, kurie praeitų kaip normalūs, ir tų, kurie ne. Žinoma, paveikslėliuose gali išskirti tik fizinės charakteristikas, bet to užtenka. Mutantai, kurie stovi linijoje, turi žvynus sparnus, kurie knešoja iš jų striukių, krabo žnyplės vietoj rankų, ir taip toliau taškas. Vienas mutantas neturi veidą savo skrandyje, o testavimo laboratorijoje merginas sapnuoja košmarus, kurie atgyja ir žudo aplinkinius. Tikriausiai geriausiai X-menų visatoje ši nenormalumo problema yra ištyrinėjama Morlokų, grupės mutantų, kurie daugiausia turi labai akivaizdžių ir nemalonių akiai mutacijų. Istorijoje jie pasirinko gyventi po žeme, srityje, kurie atspindi jų normalios visuomenės ir mutantų, kurie gali praeiti atstumimą. Vienoje istorijoje Morlokai pagrobė fiziškai gražų ir sparnuotą angelą tam, kad jis būtų vyras ir sutuoktinis Morlokų lyderiai. Kalisto Calisto. Vienas iš Morlokų sunderis paklausė, kodėl jie kovoja su kitais mutantais. Jam keista dėl to, kad jie mutantai kaip mes. Kitas Morlokas mutantas vardu Maskva Maskuja, kuris yra baisiai deformuotas, bet turi gali bet kaip formuoti kitų kūnus ir veidus. Sako, ne tokie kaip mes sunderi, jie gražus, nekenčiu jų, noriu juos žaloti. Maskva net masto apie nakties driežą, mėlynodį tripirštį velniavadegį teleporterį, kaip gražų ir nori jį išmėsinėti iš vidaus. Žinoma, tai ironiška turint galvoje, kad nakties driežas yra vienas iš mutantų, kurie negali praeiti kaip normalūs. Komikse Kalisto paprašo nakties driežo prisidėti prie Morlokų, kadangi jis taip akivaizdžiai ne žmogus, o filme X2 nakties driežas paklausė kūno keitėjos mistikos mistikoje, jai pačiai būnant mėlynai ir žvenuotai, kodėl ji nebūna tipiškoje žmogiškoje formoje visą laiką. Kai kurie žmonės trokšta turėti Morlokų galių, bet keli jeigu iš vis nori atrodyti kaip Morlokas. Kodėl? Dalinai dėl to, kad mes funkcionuojame su kultūriniu ir evoliuciniu išsilavinimu to, kas yra patrauklu ir taip laikome Morlokų nenormalumą kaip bjaurų. Taip pat nepaisant to, kokias galės jie turėtų, žmonės žino, kad atrodydami kaip Morlokai, jie būtų nekenčiami normalių žmonių, galbūt net normaliai atrodančių mutantų. Angelai ir demonai abu turi galių, bet angelai yra gražesni, ko daugelis žmonių atrodo nori. Tuomet ir tai yra dalis priežasties, kodėl jie galėtų fantazuoti apie buvimą X-menų. Yra buvimas išskirtiniu tiek, kiek tai leidžia jiems įsišokti, bet į galingumo, gražumo ir galimumo praeiti, kai to trokštama terminais. Kai kurie žmonės nori turėti nenormaliai gerą išvaizdą, nenormaliai aukštą atletinį gebėjimą ar nenormaliai sveiką imuninę sistemą, bet jie nenorėtų nieko, kas varžytų juos socialiai ir fiziškai. Žmonės nori išsiskirti ir pritapti konvenciniais būdais. Kaip išties normalu tuomet norėti būti neįprastu tik tuomet, jei tai naudinga mums. Normalus nerimas. Fantasy ir mokslinė fantastika suteikia pabėgimą nuo normalaus, leisdami mums įsivaizduoti turtingumą gyvenimo, kuris yra paryškinamas turint ypatingų galių ar ekstraordinarių patirčių. Mes įsivaizduojame didžius ir nuostabius dalykus, kuriuos atliktume, jeigu tik nebūtume tokie varžomi, tokie žemiški, ir nėra nieko keisto dėl stereotipo, kad spekuliatyvios fikcijos ir filmų kūrėjai patys dažnai jautėsi tarsi jie nepritaptų visuomenėje, taip pasukdami į pasaulius, kur atskalūniški charakteriai buvo nuostabus ir pavydėtini. Įdomu ir išdavikiška visgi, kad tiek daug fikcijos apie ekstraordinarumą centruojasi ties normalumo ir nenormalumo nerimu. Charakteriai rutiniškai apverkia savo specialų statusą ir veda ilgas oratorijas apie tai, kaip jie tiesiog nori atsisakyti savo unikalių gyvenimų ir grįžti ar tapti kvintesenciškai vidutiniškais žmonėmis. Mes taip pat pastebime, kad patys blogiausi ir pavojingiausi charakteriai yra labiausiai linkę būti įsikibusiais savo skirtumų, nekęsdami kitų normalumo kaip juos limituojančią banalią patirtį. Kaip su magneto primiktinumu X-menų susivienijime X-menų mitet, kad mutantai yra homo superior ir yra tarsi dievai tarp insektų. Tarsi būtų taip lyg tuo pačiu metu mums pavydinti ekstraordinariems ir slėpiningiems. Mes taip pat norime išreikšti savo nerimą apie buvimą outsideriais, apie buvimą ypatingais. Egzistuoja jaudulys dėl buvimo neįprastu, bet taip pat egzistuoja ir didelė paguoda dėl buvimo įprastu, kas dažnai ir ironiškai yra išreiškiama aprašant normalų asmenį, patiriantį kažkokį nutikimą, kurio ekstraordinarus asmuo negali patirti šelmė, stebinti su pavydu kaip motina glosto vaiko odą, arba žvėris žvelgiantis ilgesingai į savo paprastą bekailę ranką, kai jo mutacijoje yra laikinai nuslopinta. Kažkaip mes norime pabandyti išsaugoti gyvenimo kasdieniškumą, nuo kurio mokslinė fantastika ir fantasy suteikia galimybę pabėgti. Ar tik mes nebandome paguosti save,
tuo pačiu metu siekdami pabėgti nuo savęs. Bet ne visas nerimas apie slėpininguosius ir ekstraordinarius yra mokslinė fantastika, kas dėl tikro pasaulio bandymo panaudoti technologiją, siekiant pakeisti kažką į ekstraordinarų. Ar toks troškimas suprantamas, net pagiriamas, o gal toks troškimas turi būti sutinkamas su skepticizmu, baime ir net pasmerkimu. Mes gyvename krašte pasaulio, kuriame genetinė inžinerija, farmakologinė manipulacija ir kibernetiniai implantai atidaro galimybę asmeniui tapti kažkuo panašiu į tikrą mutantą. Greitai galbūt mes galėsime pakeisti save taip, kaip kai kurie fikciniai mutantai geba, į didesnį jėgą, intelektą, greitį, imunitetą, ilgaamžiškumą, nors tikriausiai ne oro valdymą. Ar tai blogas dalykas, ar klaidinga stumti save virš limitų to, kas yra žmogiška? Transhumanistai taip nemano. Transhumanistų judėjimas siekia panaudoti technologiją, kad pagerintų žmogišką įbūvį, peržengti save anapus biologinių limitų, kol mes tapsime kažkas didingesnio ir labiau pereinamo. Nestebėtina, transhumanistai linkę adoruoti X-menus ir daugelis tikriausiai mano, kad šelmė yra klaidinga siekdama vaisto savo mutacijai. Transhumanistų kontraste yra biokonservatoriai, kurie advokuoja žmonių normalaus biologinio statuso išsaugojimą. Viena biokonservatorių grupė susideda iš natūralios teisės teoretikų. Natūrali teisė ginčija, kad moralė kyla iš duodamų poreikių, gebėjimų ir apribojimų, kokios turi žmonės, ir teigia, kad bandymas pakeisti žmogaus prigimtį yra pati baisiausia pasipūtimo ir arogancijos išraiška. Taigi čia mes randame dvi grupės, kurios jau turi tikro pasaulio atsakymus į klausimą, kas nenorėtų būti mutantu. Transhumanistai nenori būti tam tikros rūšies mutantu, nedeformuotų ar silpnu ar kažkiek nenormaliu, kas trukdytų gyventi, bet jiems patinka idėja būti ekstraordinariais visais grožio ir jėgos įmanomais būdais. Biokonservatoriai iš vis nenori būti jokios rūšies mutantais, jiems normalumas yra moralinis imperatyvas, bet savaime suprantama normalumas yra reliatyvus. Jeigu mes visi taptume ekstraordinariais, tuomet palyginus su kitais argi mes vėl nebūtume ordinariais. Jeigu visi galėtų skraidyti, ar skraidimas būtų kuo nors ypatingas? Šioje vietoje pasirodo normalumo ir nenormalumo klausimas. Mums vertinant ką nors gebėjimą, suvokimą, dorybę tiek, kiek tai mums leidžia veikti. Tuomet to gebėjimo turėjimas gali būti pakankamas apdovanojimas, bet kai kada mes vertiname gebėjimą ar dorybę tik todėl, kad kiti jos neturi. Palyginkite sveikatą su aukšturgiu. Visi galėtų būti sveiki, jokių ligų, jokių sužalojimų ir mes visi iš to pasipelnytume. Bet ne visi gali būti aukštais, nes aukštis yra komparatyvistinė mintis. Esate aukštas tik palyginus su tuo, kas yra žemesnis už jūs. Visi galėtų būti 1,95, bet tuomet 1,95 būtų standartas, o ne aukštis. Todėl mes turime paklausti savęs, ar norime kažko vien todėl, kad tai būtų naudinga mums nepaisant nieko, ar todėl, kad tai būtų naudinga mums tik palyginus su kažkuo, kas to neturi. Atsakymas į šį klausimą dalinai nulėmė, ar mes elgiamės visos žmonijos ar tik savo egoizmo vardu. Jeigu jūs trokštate skraidyti, net jeigu visi mokėtų skraidyti, taip pat tuomet skraidimas jums yra vertybė nepaisant nieko, bet jeigu trokštate tapti nematomas tik todėl, kad kiti negalėtų tokiais tapti, tuomet jūs siekiate tik reliatyvaus pranašumo. Mes taip pat galėtume iškelti klausimą apie žmonių poreikį būti normaliais, ar jie nori būti normaliais, kadangi buvimas nenormaliu, X-menų ekstra sugebėjimų prasme reikštų imponuojančias didesnės atsakomybės ir jie nenori tokių atsakomybių, ar jie nori turėti pasiteisinimą, dėl kurio netektų kovoti prieš blogį visą laiką. Juokinga, mes galėtume akivaizdžiai būti savanaudiški savo troškime būti ekstraordinariais, bet mes taip pat galėtume būti savanaudiški savo troškime būti normaliais. Priverčia susimastyti. Taigi štai jums atsakymai į titulinį klausimą, kas nenorėtų būti mutantu. Tai žmonės, kurie yra apsiriboję savo nenormalumu, žmonės, kurie yra ištremti dėl savo nenormalumo, ir net žmonės, kurie nenori atsakomybės, einančios koja kojon su tam tikrais nenormalumais. Egzistuoja didis komfortas buvime normaliu, net jeigu tai kartais reiškia buvimu pilkamine. Filosofas Friedrichas Nietzsche 1844-1900 kartą parašė, žmogus yra kažkas, ką reikia įveikti. Ką jūs padarėte, kad įveiktumėte jį? Visi padarai lygi šiol sukūrė kažką, kas yra anapus jų. Ir ar jūs norite būti šios didžios bangos atoslūgis ir grįžti atgal link gyvūno, vietoj to, kad įveiktumėte žmogų? Nors kontekste Nyčės personažas Zaratustra pamokslauja apie žmonijos religinę patirtį, pagrindinė idėja yra smarkiai adoruojama transhumanistų. Jie mato žmoniją ir jos šiuolaikinį būvį kaip kažką, ką reikia įveikti, kažką, kas slegia ir limituoja. Mūsų protai įdomiai netaip suvaržyti kaip mūsų kūnai. Gali įsivaizduoti, ką reiškia buvimas visiškai kitokiu, negu dabar esame. Ar tai nėra akivaizdu fikcinių X-menų atžvilgių? Mes galime įsivaizduoti save sugebėjimais anapus to, ką iš tiesų sugebame atlikti. Klausimas toks, kokia mūsų motyvacija siekiant įveikti žmogų. Ir lygiai taip pat svarbu, kokia mūsų motyvacija to nenorint siekti.